Labas vakaras, jūsų ekranuose laida Ofiso dramos ir aš jos vedėja Paulina Butiriūtė. Šį vakar kartu su gydytoja, endobiogenikė Julija Asovskaja pasikalbėsime apie tokį reiškinį, kuris yra pažįstamas kiekvienam be išimties ir tai yra stresas. Labas, Julija. Sveiki. Ieškoti priežasčių darbe patirti stresą, tikrai nereikia, stresas pats mūsų susiranda ir ko neatrodo viskas yra stresas. Deadline stresas, pokyčiai stresas, vadovas pasakė, teik pasikalbėti, ir vėl stresas. Julija, ar iš tikrųjų viskas mūsų organizmui yra stresas? Na taip, tas stresas žodis toks yra labai mistiškas iš tikrųjų, nes stresas, mes kalbam apie stresą, bet kaip jį suvokti, tai iš tikrųjų stresas yra viskas, kas verčia mūsų kūną naudotis energiją, savo resursus paimti ir išnaudoti tą energiją savo gynybai, savo, mes sakom, adaptacijai. Tai iš tikrųjų stresas yra viskas. Iš ryto atsikelti ryte yra stresas. Valgymas yra stresas, nes mes kai valgom susiduriam su visokiais patogenais, kurių galim suvalgyti, tai irgi mums stresas. Cirkadinis ritmas yra stresas, prie kurio mūsų kūnas yra įpratęs prisitaikyti ir keičiasi tos mūsų dienos ir kūno hormonai keičiasi. Tai iš tikrųjų tų stresų mes patiriam nuolatos savo gyvenime, tik mes kai kalbam apie stresą esame pratę tikrai sakyti, kad kažkas atsitiko, tai čia stresas, ar ten stresas darbe yra stresas, ar kažkoks dar šeimoje įvykis ar kažkas, mes apie tos dalykus esame pratę galvoti kaip apie stresą, bet stresas yra iš tikrųjų platesnė savoka, tai yra apie mūsų sąlytį su aplinka bendrai. Tai ką iš tikrųjų žmonės stresu tai ir vadina tuos tokius didesnį turbūt energijos panaudojimą, negu jau čia mes esame įpratę, atsikelti ryte iš lovos, turbūt jau čia nelabai kas laiko stresu. Kai kurie tikrai laiko, kai reikia iš šito atsikelti, tu negali atsikelti, nes vėlai nuėjai, pavyzdžiui, miegoti arba šiaip energijos lygis yra žemesnis ir kai kuriems žmonėms atrodo, kad nueit nuvalyti dantis ir išsipraust po dušu yra didelės energijos sąnaudos. Viskas priklauso nuo mūsų rezervo, nuo to, ką mes turim kiek resurso. Iš esmės mes tada be streso negalėtumėm netgi ir funkcionuoti, tai čia yra jo pagrindinė funkcija, ta teigiama, ar ne? Ką dar teigiamo tada turi? Paadvokatankim stresui. Tai stresas verčia mus keistis ir adaptuotis. Tai be streso mes iš tikrųjų neevoliucionuotumėm, kaip rūšis, sakykime, žmonės. Tai stresas tam tikrą prasme yra reikalingas, tik esmė tame, kad mes jo patiriam biškį per daug, nes mūsų gyvenimas neatitinka mūsų fiziologijos šiais laikais. Nes tai, kaip mūsų kūnas vystėsi evoliucijos prasme, mes vystėmės taikytis prie streso, kai tu bėgi nuo meškos ir turi pabėgti ir išgyventi, ar ten badas yra, arba ten maistą reikia surasti. Dabar mes viso šito turim, bet mūsų stresas yra visiškai kitoks. Mūsų stresas yra smegenyse. Protinis kažkoks mentalinis, emocinis krūvis. Tai jeigu mes kalbam apie tą tokį labiau fiziologinį mūsų kūno stresą, tai taip, aš būčiau tik tai už, o mentalinį, emocinį jis kartais duoda mums tokią bereikalingą apkrovą iš tikrųjų papildomą. O galima taip sakyti, kad tam tikrais atvejais stresas, kai jo yra per daug, tampa žalojančiu mūsų visam organizmui, psichikai, kūnai ir taip toliau, ar ne? Iš esmės taip, nes jeigu mes darysim kokį nors, šeimisto vadovėlį, tai mes matysim, kad prie beveik kiekvienos ligos yra parašyta, kad stresas yra vienas iš faktorių. Ir prie visų ligų stresas yra vienas iš faktorių. Ir iš tikrųjų taip ir yra, kad jeigu mes viršijam savo galimybės, o mes gimstam kiekvienas su skirtingom galimybėm, savo energijos rezervas pas mane, pas tave, Paulina, yra skirtingas iš tikrųjų. Ir jeigu mes šitą savo rezervą išnaudojam ir viršijam savo galimybės, tada jau tas stresas tampa mums žalingas. Tai viskas priklauso ne tik nuo to streso kiekio, ar kiek jis užsitęsia, bet ir nuo to, kiek mes turim savyje to rezervo. Ir tikrai kiekvienas gimstam su skirtingu, aš sakau, biudžetu. Energija yra mūsų kūno valiuta. Ir jeigu mes viršėjam savo, dažnai gauname, pavyzdžiui, algą, mėnesio gale, ir iš tos algos turėtumėm gyventi mėnesį, bet jeigu mes per pirmą savaitę viską išleidžiam, apsidžiaugi, kad turim pinigų, tada pradedam taupyti. Ir tada taupom ant kažkokių dalykų, kurie mums atrodo nereikalingi. Tai lygiai taip pat mūsų kūnas, jeigu mes išnaudojam savo rezervą labai greitai, jisai pradeda taupyti ant kitų dalykų. Plaukai slenka, virškinimas sutrinka, oda, prastėja odos būsena. Tai iš šitų simptomų mes pirmiausia ir galime suprasti, ar ne, kad jau mes viršijom savo rezervą, kokie tie pirmieji patys simptomai, kurie mums jau signalizuoja palaukti savo
atlyginimą jau išleidai. Tai iš tiesų virškinimas turbūt yra vienas pagrindinių dalykų, kuris trinka greičiausiai. Aha. Nes kūno logika yra tokia, jeigu aš bėgu nuo meškos, aš apie vakarienę negalvoju. Jeigu aš bėgu nuo meškos, aš ten plaukai mano yra nesvarbus, oda mano yra nesvarbi, nes čia yra tokie antriniai dalykai kaip ir tada. Tai iš tiesų tie dalykai ir gali mums signalizuoti ir atsiranda įvairiausių bėrimų ir gali būti ir alerginiai bėrimai kažkokie, gali būti dažnas sirgimas tiesiog, ten sloga po slogos ar ilgai užsitęsusi ta sloga, tai irgi. Bet yra ir tam tikri psichologiniai ženklai, kurie mums sako, kad mūsų kūnui jau iš tikrųjų per daug ir reikia tą savo rezervą pataupyti. Tai mes galim pasidaryti irzlesni, ne? Greitai užsiplėskiam ir supykstam. Jaučiam daugiau kaltės, jaučiamės bevertiški kažkokie. Tai yra dėl to, kad mums pradeda trūkti energijos. Tai fiziniai mūsų tuos simptomus, kaip sako, pajuodę paakė, jau tas gyvenimo strese yra pasiekmė, tas pirmas ženklas. Ir tada jau, jeigu mes nieko nedarom, ateina eilė ir plaukam, ir nagam. Kokie dar šitie pirmieji ženklai išduoda mūsų išvaizdoje? Išvaizdoje. Gali būti svorio kritimas arba svorio augimas, lygiai taip pat susijęs su tokiu perdėtu stresu. Iš esmės viskas yra labai individualu. Tai kiekvienas žmogus, kuris save pažįsta, jeigu atsiranda kažkokių požymių neįprastų tam žmogui, na pavyzdžiui, ten, nežinau, man nebūna alerginių bėrimų, ar man pradėjo berti paakius, kas čia man darosi, ne, čia apie mane. Tai yra ženklas, kad kažkas jau vyksta, kur yra viršijamos galimybės ir kažkas keičiasi kūne. Tai mes turime save atsižvelgti, nes kažkam yra įprasta, kad gal plaukai dažniau slenka, nes gal tas žmogus turi silpnesnę skydliaukę, bet jeigu pradėjo kuokštai slinkti, ne, tai jau čia kitas ženklas, kad galbūt streso metu skydliaukė visai neatlaiko to krūvio energijos gamybos poreikio. O ką rekomenduotum tuo metu daryti, kai jau mes pastebim šituos dalykus ir tada jau čia kūnas signalizuoja, pristabdyk, ne ką kitą, ar sumažink streso. Kaip reikėtų teisingai suprasti šitus siunčiamus simptomus? Tai viskas labai individualu iš tikrųjų, nes vienas dalykas, aišku, mes tada norim pasakyti, kad mažinau stresą, turiu, reiškia, dabar nustot, bet retas žmogus gali iš tikrųjų imti ir nustot eiti darbą, pavyzdžiui, ne, arba nustot stresuot. Nustot stresuot, tai čia, tai mes turėtumėm būti savo šiek tiek daugiau empatijos savo turėti, atjautos savo turėti iš tikrųjų, dėl to, kad mes gyvenam pasaulyje, kuriame gyvenam. Ir mes turim taikytis prie tų socialinių normų, prie to, kad reikia uždirbti pinigų tam, kad valgyta, ne? Mes negalim šitų visų dalykų nepaisyti. Tai tikrai geriausias turbūt būdas su tuo stresu ilgainiui kovoti, labai nemėgstu kovoti su stresu, nes kova irgi yra stresas, tai mažinti stresą, tai iš tikrųjų labai gerai save pažinti. Ir pastebėti tos ženklus, kaip kalbėjom, kurie gali išduoti, kad atsiranda kažkoks jau stresas, kažkur mes viršijam ir juos atsižvelgti, jeigu tai įmanoma. O jeigu neįmanoma, tai pasakyti savo, taip, aš girdžiu savo kūną, bet šiuo metu negaliu. Tai galbūt tada palaikyti kažkokiais ar papildais, ar vaistažolėm, kažkas, kas galėtų padėti. Ir dar vienas labai geras dalykas yra surasti kitą žmogų, kuris šalia padėtų tave palaikyti. Tai yra be galo svarbu, mes apie šitą dalyką labai dažnai pamirštam, kad žmogui reikia žmogaus šalia. Labai dažnai dirbantys žmonės, kurie, tos streso lygis tam tikras palaikomas yra kasdienis, šokinėjantis, paatvirauja apie lėtinį stresą. Kas yra tas lėtinis stresas ir kas tada vyksta su žmogaus kūnu, organizmu ir psichika, kai jau sako žmogui yra lėtinis stresas? Tai lėtinis stresas, turbūt kiekvienam tai būtų skirtingas dalykas apie tai, koks krūvis galėtų būti tam žmogui, nes iš tikrųjų, taip sakant, jeigu mes šnekėsim ne kažkokiais sutartais terminais, bet kalbėsim apie kūno fiziologiją, tai kiekvienam žmogui bus tas lėtinis, ta savoka bus skirtinga, nes vėlgi tai priklausys nuo to, kiek mes turim pajėgumų. Ir vienas gali varyti labai ilgą laiką, nes turi savyje daug rezervo, ten tėvai, seneliai įdėjo į tą jo banko sąskaitą daug iš tikrųjų tos energijos ir tas žmogus gali ilgą laiką pakelti stresą ir galbūt tas stresas bus jam lėtinis, bet taip nepaveiks. Bet kitas žmogus gali turėti labai žemus rezervus, silpnesnė, pavyzdžiui, antunkščių funkcija, silpnesnė aktyvumą, tai yra silpnesnė skydliaukės aktyvumą ir jam bus daug sunkiau pakelti tą tokį lėtinį stresą ir galbūt gali trumpesnį laiką kelti tokį nuolatinį įtampą ir tada jau nuvažiuoja į tokią energijos duobę. Tai
svarbiausia atsižvelgti čia į save, kas yra man lėtinis, kiek aš galiu pakelti. Tai va tas savęs pažinimas čia labai padeda iš tikrųjų. Suprantu, kad labai individualu yra, ar ne, bet tokie bendriniai, gal dažniausiai pasikartojantys tie simptomai, kas išduoda, ryte sunku keltis iš lovos ar neturiu energijos, čia yra apie lėtinį stresą? Tai gali būti apie lėtinį stresą, iš esmės tai yra apie žmogaus reakciją į tai, kas jo gyvenime vyksta ir kiek jisai tuo metu gali mobilizuoti savo energijos. Tai ryte mes turim iš tikrųjų, kas vyksta ryte. Turi kilti mūsų kortizolis, tas, kuris vadinamas streso hormonų, bet galima būtų sakyti, kad tai yra būdravimo hormonas, nes jis mums duoda tokios energijos tiesiog savo dieną gyventi. Ryte jisai turi kilti. Ir jeigu žmogus yra jau viršė savo galimybės ir išnaudoja savo tą antinksčių, sakykime, rezervą, grubiai šnekant, tai tada žmogui bus ryte sunku atsikelti, nes kortizolis nekils tiek, kiek tam žmogui reikia tuo momentu. Tai va, tai tikrai gali būti tas, nes mes kalbam apie tą, aš taip gal pabėgu nuo atsakymų visada, bet esmė yra, kad svarbu, koks yra mūsų galimybės ir koks yra poreikis. Va tas santykis yra didžiausia problema. Jeigu mūsų galimybės čia ir poreikis čia, mes galim labai ilgai eiti su tuo. Bet jeigu va taip, tai mes labai... Tai pats yra esminis momentas, suprantu, streso, kad mes turim neviršyti savo ribų ir neleisti prieiti prie to, kad organizmas ima resursus iš tų rezervų, iš kurių neturėtų, ar ne? Gerai, bet mes visi norim daugiau ir mes vis tiek gerai spaudžiam save toliau. Ir kas tada atsitinka? Tai jeigu mes taip spaudžiam, tai anksčiau ar vėliau mūsų rezervas pasibaigia ir tam mes tikrai pradedam naudotis tuo, ko neturėtumėm naudoti. Ko mes tada naudojamės iš tokiais atsarginio bako degalais? Jo, atsarginio bako degalais. Iš esmės tai vėlgi apie santykį, apie poreikį naudoti energiją ir atsistatymą. Tai jeigu mes pastoviai esam poreikį naudoti energiją, mūsų atsistatymas krenta. Ir pirmiausiai mes... Tarkim, darboholikai tai yra šitam būtent poreikį naudoti ir atsistatymo pas juos būna labai mažai. Kai kurie darboholikai jau yra nuvažiavę iš savo to poreikio adaptuotis ir nebesugeba to daryti ir nuvažiavę į atsistatymą, bet bando iš to atsistatymą varyti ir čia tada jau visiškai būsena, kai tu iš vis jau toks visai išnaudotojas savo kūno pasidarai. Tai taip irgi būna. Tai ne visada, bet kas įvyksta, kad streso metu mes mobilizuojam kortizolį, mobilizuojam skydliaukę, nes jie duoda mums energijos varyti veikti. O kai mes einam į atsistatymą, pas mus labiau turi veikti lytinės liaukos ir tokia augimo ašis, ten ir kasa, kepenys, virškinamasis traktas, mūsų augimo faktoriai įvairūs. Tai tada jau turi šitie veikti. Tai tuo metu, kai mes bėgam nuo meškos, lytinės liaukos, virškinamasis traktas, viskas ilsisi. Tai reiškia, kad mes prarandam ir savo lytinę funkciją, moteriams gali ir mėnesinių ciklas trykti, vyrams gali ir vaisingumas trykti, ir erekcija gali trykti. Tai visi šitie dalykai. Tada virškinamasis traktas, kasa nukenčia, kepenys, riebėja, pavyzdžiui, kepenys, visokių įvairių dalykų tada įvyks. Ir viskas nuo streso. Kaip sako, visos lygos, ne? O apskritai, ar yra skirtumų tarp vyrų ir moterų, būtent kaip jie gali susidoroti su tuo stresu, ar lygiai taip pat moteris, kurios tas rezervuaras yra didesnis, gali lygiai taip pat susikovoti, ar čia jau suveikia tas cikliškas gyvenimas ir visa kita? Ciklas yra labai svarbu moteriai iš tikrųjų, nes moteris kiekvieną mėnesį turi labai daug kūno pokyčių, kurie vyksta vos ne kasdien. Kas antras, sakykime, taip grumištekant dieną, įvyksta hormonų pokytis. Ir kiekvienas tas, kaip sakiau, pokytis yra energijos poreikis. Ir reikalauja energijos iš mūsų. Tai reiškia, kad moterims tas ciklas, jisai šiek tiek išnaudoja tą energijos rezervą. Tai tam tikrais momentais moteris turi aktyvesnį energijos lygį, tai pavyzdžiui, folikuliniai fazė ir per ovuliaciją. O antroji ciklo fazė, liuteininiai fazė, energijos lygis gali mažėti ir taip pat per kraujavimą labai sumažėja energijos lygis. Tai tą būtų faina atsižvelgti, bet nelabai dažniausiai pavyksta, nes nelabai mes galim pasirinkti tokio cikliškumo savo darbų iš tikrųjų. Tai šitą prasme taip moteriams krūvis yra šiek tiek didesnis ir dėl to mes galim kartais matyti. Ir aš skaičiau pas Jungą labai įdomų tą tokį pasakymą, kad moteris po menopauzės pradeda labai keistis ir gali eiti į tą tokį aktyvų gyvenimą, pasidaro verslą ir taip toliau, dėl to, kad energijos yra išlaisvinama šiek tiek iš tikrųjų. Kaip tu žiūri į tas praktikas, kai kurios organizacijos, turbūt labiau pasaulyje, moteriams būtent per menstruacijas pasiūlo laisvadienius? Fainai. Būtų gerai, kad taip būtų galima, ypač jeigu moteriai pačiai tai aktualu iš tikrųjų, tai būtų
Šiaip cool, negirdėjau šito, labai faina. Dar girdžiu tokias istorijas, kad žmogus varė, išvažiavo atostogų, užkilo aukšta temperatūra ir žmogus iškrito. Ir kaip tik tas žmogus važiuoja atostogų, taip jis ir iškrenta. Kas čia vyksta su tuo žmogumi ir ką, jau tiesiog nesiveš gali tas atostogas, nes jisai vis tiek tuo metu serga. Gal reikia padaryti atostogas prieš atostogas, pasirinktų atostogų metu ir tada važiuoti. Bet iš tikrųjų tai yra irgi streso išraiška. Nes, bet jau čia kažkaip po laiko žmogus dirbo, buvo pats sveikiausias, energijos turėjo. Taip. Atostogauti nebemoka. Mes dažnai susirgam toj atsistatymo fazėje iš tikrųjų. Aha. Kai stresas nueina ir mes tada pasileidžia tie mechanizmai ir mes galim susirgti. Mes galim susirgti ir streso metu, ta prasme. Labai viskas vėlgi individualu nuo žmogaus priklauso, bet dažnai tas toksai ūmesnė fazė pasireiškia, kai mes atsipalaiduoti sau leidžiam. Tai čia tiesiog nieko, jokios magijos, tiesiog žmogus, turėjo progą sustoti ir tada kūnas sako, gerai, dabar tu pailsėsi. O kaip išvengti tada tokio dalyko? Iš tikrųjų, jeigu aš skrendu atostogų ir žinau, kad man taip gali nutikti. Tai tada reikia prieš atostogas truputį sumažinti krūvį. Tik problema, kad dažniausiai žmonės bando prieš atostogas viską pabaigti ir tada išvažiuoti atostogų. Vau, mes atrodo nemokam nieko, nei ilsėtis, nei dorotis su stresu ir tada prieš atostogas varom, atostogauti negalim, nesergam ir tada grįžtam ir vėl į stresą. Čia šių dienų realybė. Na, dažnai taip. Bet aš tikrai jau savo praktikoje pas mane ateina daug ir sąmoningų žmonių, kurie jau stengiasi šitą pastebėti ir savo tas ribas susižiūrėti. Tai yra ir tų žmonių, kurie eina link kitokio gal šiek tiek gyvenimo. Grįžtu dar prie energijos. Nepaslaptis, kad žiemos laikotarpiu žmonės pradeda skųstis tokiu, man trūksta energijos, man labai sunku pakilti iš lovos ir taip toliau. Ar tiesa, kad žiemos laikotarpiu mes visi, kad ir kiek jau ten to turim bankė sąskaitoje, turim mažiau tos energijos, bet darbų tiek pat ir čia yra didžiausia bėda? Taip. Tai yra didelė bėda, nes mes bandom žiemą padirbti daugiau, kad vasarą paatostogauti, kai iš tikrųjų fiziologijos prasme, mūsų hormonų veikimo prasme, žiemą mes turėtumėm daugiau ilsėtis, o vasarą mes turim daugiau energijos dirbti. Ir vėl mes viską darom atvirkščiai. Taip. Vasarą mes ilsimės, žiemą bandom varyti iš to ir mes tada, kai turim mažiau energijos žiemą, tai mes tada irgi išeikvojam savo resursus teisingai. Taip, nes mes spaudžiam jau iš paskutinių, biški bandom perlipti per savo fiziologiją ir tas perlipimas per savo fiziologiją niekada nebūna į mūsų naudą. Vau, mes kiekvieną, ką mes paimam, viską mes darom atvirkščiai. O kaip yra tas su tuo sunkumu keltis rytais? Su tom istorijom, kai sako, man labai sunku ryte įsivažiuoti į darbus ir tada žmogus įsivažiuoja jau vakare, tarkim, ir tada pradeda dirbti iki vėlumos, ir taip užburtas ratas. Ar tai yra tiesiog to žmogaus, kaip sako, pelėdos bruožai, ar tai irgi yra ženklas, kad mes kažką darome ne taip? Tai visgi yra tam tikras cirkadinio ritmo sutrikimas. Mes visi turėtume būti energingi ryte? Skirtingais laikais galbūt ryte nėra taip, kad mes visi turim atsikelti, 5 ryto ir nuo 5 būti labai energingi ir varyti. Tam tikras variabilumas yra, bet šiaip iš esmės mūsų fiziologija yra tokia, kad streso hormonai, tie, kurie mums leidžia adaptuotis ir mobilizuoti energiją, turi kilti ryte. Pavyzdžiui, kortizolis tas pats. O vakare šitie hormonai, jų aktyvumas mažėja. Tai kas būna su tai žmonėms, kurie sako, kad pas mane ryte energijos nėra, o vakare daugiau. Tai jų kortizolis ryte taip nesimobilizuoja ir piką pasiekia vėliau. Ir tada jie varo, tada kai kortizolis turėjo sumažėti, jie neturi sumažėjimo, negali eiti miegoti, varo dar, tada ryte vėl turi tą duobę kortizolio ir taip ir sukasi tame rate, bet tai iš tikrųjų cirkadinio ritmo sutrikimas yra. O kaip tada su tuo tvarkytis? Ar kažkaip mums save bandyti ryte pažadinti, ar keltis specialiai anksčiau, kad mes anksčiau pabustumėm? Ką daryti? Nes nueini į darbą, ryte sėdi pusę dienos ir tiesiog žiūri į vieną tašką, nes neturi energijos daryti, visi išeina namo, pradedi dirbti. Čia tokios istorijos. Tai nereiktų bandyti anksčiau atsikelti ryte, reikėtų anksčiau eiti miegoti, pabandyti pradžiai. Ir eiti miegoti ne tai, kad aš eidavau į tą miegoti 1 valandą ir dabar aš eisiu miegoti 10. Tai taip nieko neišeis, neužmigsta žmogus. Bet po 15 minučių po truputį ankstinti tą ėjimą miegoti, tai gali būti iš tikrųjų gera praktika. Jeigu ne, tai reikia galbūt pagalbos dar iš šono ir kažkokių tais papildų skirimo iš specialisto pusės. Miegas, kadangi minim miegą ir kad reikia anksčiau miegoti, tai kokį poveikį būtent miegas turi mūsų streso valdymui ir kaip miegas yra susijęs su smegenų rūku?
Miegas tai yra laikotarpis, kai mes atsistatom. Mes turim tam tikrą laiką išmiegoti, kad mūsų kūnas galėtų atstatyti savo rezervus. Naktį pas mus atsistato glikogenas kepenyse, tai yra mūsų energijos tas rezervas vienas iš pagrindinių. Tai naktį tiesiog tokia yra mūsų fiziologija, kad dienos metu pas mus vyksta eikvojimas, naktį pas mus vyksta atsistatymas. Tai jeigu mes naktį neeinam laiku miegoti, jeigu mes neišsimiegam, turim ten trumpesnės, nežinau, kai kurie žmonės sako, kad 5 valandų man užtenka, tai čia taip nebūna iš tikrųjų. Tai galbūt hormonų svyravimas tą lemia, kad žmogus taip jaučiasi. Tai mes turim išmiegoti pakankamai, kad atstatyti savo rezervus. Ir jeigu mes neatstatom ir mes neturim pakankamai energijos rezervo, tai tas ir gali sukelti mums smegenų rūką, nes tiesiog smegenys negauna pavalgyti. O dar paskui ryte mes atsikeliam, protarpinis badavimas, iki pietų mes nieko, tik juodos kavos ir tada smegenims šakės. O tas pakankamai, tai čia tos 8 valandos, kurias visi žinom. Kažkur apie 8 valandas, taip, nors tai gali skirtis pagal žmogų iš tikrųjų. O kaip jis yra su maisto produktais? Ar kažkas yra iš maisto produktų, kurie gali pakelti, padidinti streso lygį, nežinau, kofeinas, cukrus, ar stresas ir maistas nėra taip jau labai? Na, kadangi, kaip sakiau pačioj pradžioj laidos, kad valgymas irgi mums yra stresas, tai iš tikrųjų taip, kad... Čia pats tas procesas yra mums stresas. Pats procesas, jo, nes tikrai mes, evoliucijos prasme čia, jeigu mes anksčiau išgerdavom ten, nežinau, vandens iš šulinio kažkokio ir ten galėjo būti bakterijų ir kūnas turėjo mobilizuotis, kad susidoroti. Tai tos reakcijos jos likusios yra, tai mes kai valgom, pas mus vis tiek yra mobilizuojama energija. Vienas dalykas, kad apsiginti nuo galimų patogenų, kitas dalykas, kad virškinimui reikia energijos. Jeigu tu neturi energijos, tu negali virškinti, nes virškinimas irgi reikalauja, čia yra procesas reikalaujantis energijos. Kaip su ta kava? Kaip su ta kava ir su tuo maistu, jo, ir cukrum. Tai mums netinkamas maistas tikrai gali kelt mums stresą. Na, pavyzdžiui, jeigu žmogus serga celiakija arba turi kažkokias alergijas ir su tuo pradeda tos produktus valgyti, kurie netinka, tai irgi bus kūnui didelis stresas. Lygiai taip pat kava, kadangi kava veikia antankščius, tai jinai gali spausti iš antankščius iš paskutinio, kelti mūsų ten kortizolį ir turėti takos mūsų kūnui, bet aš taip nesu tokia radikali, kad sakyti žmonėms, kad negerkit kavos visiškai. Tik tai turi būti tam tikras kavos gerimo higiena, gal sakykime, pirmoji dienos pusėje, ten neviršint gal kokių 2 puodelių kavos, tai taip po maisto gal geriau būtų. Tai su tuo, o šiaip tai tiesiog mes turim tikrai, jeigu žmogus, pavyzdžiui, turi polinkį į cukraus svyravimus labai didelius ir valgo cukrų, tai irgi gali būti papildomas stresas, nes suvalgius cukrų jis pakila labai, tada staigiai nukrenta ir žmogui trūksta labai energijos, tai irgi gali būti viena iš to smegenų rūkų priežasčių. Julija, kaip mes patys galime padėti savo valdyti stresą, tiksliau savo galbūt reakciją labiau į stresą ir būtent tais tokiais momentais, kada jau užkyla, daugiau reikia tos energijos ofise, čia ir dabar, kaip tinkamai nuleisti garą? O gal nereikia nuleisti garo, nežinau, ką daryti. Šiaip garą tikrai reikėtų nuleisti, nes mes šiaip kaip žmonės esam linkę, mus taip išmokino nuo vaikystės, ne? Mes mobilizuojamės, jaučiam įtampą ir sulaikom tą įtampą, nes negali pasakyti kolegijai, kad ar kažką, ne? Ir nuo vaikystės mus mokino, tu čia nebėgiok, čia pasėdėk, ar tu negali ramiai pabūti ir taip toliau. Valdyk save iš esmės, kontroliuok. Jo, bet mums to išleidimo reikia. Tai darbe, jeigu turit kažkokią kolegą, su kuriuo fainai gali ten pakalbėti, tai būtų pirmas dalykas, kurį būtų verta padaryti, tai eiti ir pasidalinti savo tuo stresu, savo tom emocijom, kurios yra sukilusios darbe, su tuo kito žmogum, yra vienas iš tų tokių turbūt pagrindinių dalykų, kuriuos galima padaryti. Jeigu nėra tokios galimybės, galbūt verta išrašyti, nes rašymas yra veiksmas ir tada tą įtampą, kuri yra sukaupta, mes ją išveikiam. Gal galima išeiti ten pasivaikščioti ir apeiti, surasti tą būdą, kaip tą įtampą, kuri susikaupė, galima išleisti. Tai, nežinau, 10 pritūpimų padaryti kabinete, priklausomai nuo to, kokios yra galimybės tuo metu. Bet pirmas dalykas eiti ir pasidalinti su kituo žmogumi. O kartais tiesiog sau leisti turbūt ir posmelį nuverkti, kaip sakoma. Taip, tikrai. Nes tikrai būna, kad žmogus, kai aukštas labai streso lygis, jisai tiesiog gali pradėti verkti ir nesuprasti, dėl ko. Čia yra tiesa. Taip, ir verkti, ir kartais mes drebėt pradedam, toks būna drebulys apima ir šaltkritis, tai irgi yra išveikimo kūno būdas. Tai tikrai galima ir tą nebandyti slopinti, o palikti, leisti kūnui
išjausti. Man labai patiko tas patarimas nueiti pas kolegą ir pasakyti, aš turiu kolegę, kuri man paskambina ir sako, aš noriu nuleisti garą. Ir dabar nuleidžiu. Tai suprantu, kad jinai daro labai labai tinkamai. Taip, taip. Ačiū už pokalbį. Ačiū. Šiandien tai buvo viskas, ką mes kartu su Julija spėjome jums papasakoti. Susitikime prie ekranų kitose Ofiso dramų laidose. Iki.